Kosmosas. MIC vadinasi ir jisai tenais yra pelnęs Awards apdovanojimą už dizainą. Lyrinis nukrypimas. Pasižiūrėkite, kaip gerai tinka šitas motoras prieš tai šitos Brema 390, kokia gera spalvinė gama. Kai neplaukiu, tai rodo, kad galiu 144 km nuplaukti. Sveiki, bičiuliai. Romas, UAB Valtinė, karšta naujienėlė Lietuvoj. Pirmas toks motoras. Jisai Lietuvoj naujiena, o pasaulyje nebe. Pasaulinė tokia mūgė yra, MIC vadinasi, ir jisai tenais yra pelnęs Awards apdovanojimą už dizainą. Taigi, Momentum M10. Motoras, kuris turėtų išvesti mūsų valtį į Glysą, apie ką mes čia visi kalbam ir apie ką mes svajojam. Mes jau tą dėžę buvom atidarę, mes jau buvom pasižiūrėję ir parodoje sudalyvavę, bet dabar mes norim jums pristatyti tiesiog čionais, atidaryti dėžutę, pasižiūrėti, kas yra sudėta, kaip tai viskas atrodo, tada kabinsim ant laivo ir bandysim. Taigi, Momentum M10. Gamintojas Singapūras. Pasižiūrim, kas čia yra. Taip, aksesorijai. Atsidarom. Aksesorijose randam maitinimo kabelis 3 metrų, vartotojo vadovas, saugos raktas, nuimti sraigtui raktas ir maitinimo laidą. Supakuotas jis į tokį yra, į tokius saugius polistirolus. Dalis gamintojų priima tokius racionalius sprendimus, kad štai šita detalė, jinai gali būti atskira, neprijungta prie paties variklio. Mes ją galim statyti ant transo, jinai sveria 6 kg, ką mums ją nešioti, nes Momentum M10 yra kompaktiškas variklis ir numatytas tiek laikymui stacionariai ant laivo, tiek ir transportabilus, jį nuiminėti galima kiekvieną kartą. Tai bet tarkim, šitą detalę, jinai stovi ant laivo, jums nieko nereikia jos nuiminėti ir reguliuoti kiekvieną kartą, sukti tuos raiktus, jūs atsipastatėt, atsireguliavo į centrą. Taip, na ką, pats motoras L koja, kadangi šiandien turim laivą L koja, tai ir motoras L koja, 20, aišku, čia sunkesnioji dalis yra, 24 kg. Girdėt, kaip skamba? Aliuminis, metalas. Jis iš tiesų labai piktai griebė vandenį, greituminis. Nusireguliuojam, kad centriukas mums būtų. Taip, gerai. Visos šitos dalis, štai šitos rankenos, yra aliuminis metalas, kas suteikia, sakykime, taip gaminiui tokį solidumo. Dabar ką, stato motorą. Kad statyti motorą, mes turim atšauti štai šitą detalę. Čia yra toksai fiksatorius specialus. Pasižiūrėsim, kaip man čia sekasi iš pirmo karto. Na va. Ir turim dabar atgal sugrąžinti štai šitą fiksatorių. Užrakint. Viskas, tas motoras mums neįsikelia. Nu, štai toks vaizdas. Lyrinis nukrypimas. Pasižiūrėkite, kaip gerai tinka šitas motoras prieš tai šitos Brema 390, kokia gera spalvinė gama. Bet esminis klausimas yra, valtis sveria 230 kg. Kaip plauks su elektriniu motoru? Labai įdomu išbandyti. Bet viskas iš eilės. Pasižiūrim dabar apie funkcijas. Taip, motoras pastatytas. Vairavimas yra toksai, nu, įprastai mes čia turim tokią apkabą standžiai, gana standžiai vairuojasi, bet didžiulis galingumas reikalauja tam tikrų sprendimų standumo. Turim štai tokią rankeną. Svirtelę tiksliau, čia mes turim vairalasdę. Pasistatėm vairalasdę taip, jinai užsifiksavo. Dar kartas šitą rankenėlę pasukam,
vairalazdė mums atsistoja į darbinę padėtį. Norim pakelt, pakėliam taip, norim atlenkti ją dar kartą, atlenkiam taip. Vairalazdė yra tokia standi ir kieta, kad mes galėtume tą motorą atversti iš vandens. Kad atversti iš vandens, mums reikia įveikti tą jėgą. Tai yra motoras 24 kg, didžioji svorio dalis yra pačioj, tai svertas yra gana didelis. Ir bandom, imsim už rumpelio ir atvertinėsim. Dabar taip, kad mums reikia atversti, mes turim štai šitą svirtį nulenkti žemyn. Ir va taip, mes jį išsikeliam. Mums reikia jį įleisti. Įleidžiam žemyn, užsirakina. Dabar variantas, kada mums reikia plaukti sekliu vandeniu. Yra 1, 2, 3 ir 4 padėtis iškelta. Turim 3 padėtis, kada mes galim pasirinkti, kiek ta koja gali būti iškelta. Variklis kampo reguliavimo kaip po tokio neturi, nėra čia jokio kaiščiuko, tai mes turim reguliuoti kampą, pasirinkti geriausią kampą būtent su šituo fiksatorium. Priklausomai nuo transo, koks yra kampas. Tai tarkim, galbūt šitas geras kampas yra, o gal ant šito laivo bus šitas kampas geriausias. Šiek tiek pakalbėsime apie pačią bateriją. Sveria 36 kg, yra ką nešti, bet labai gero dizaino. Šita įdėta aliumininė rankena tvirta. Dizainas dizainu, bet jos matmuo yra toks panašus į kuro baką. Iš tiesų tai geras sprendimas, nes kadangi mes turim kompaktišką tokią transportabilę visą sistemą, tai kai kurios valtys netgi turi paruoštas vietas įsistatyti kuro bakui. Ten gali būti kažkokios kilputės, ten gali būti kažkokie tai dirželiai, kad prisitvirtinti, kaip sakoma, būna paruošta vieta valtyje įstatyti kuro bakui, tai atitinkamai tinka ir šitą bateriją įstatyti į tą vietą. Dabar jeigu mes matom šitą kabelį, mums asocijuojasi su kuro žarna, su benzino. Tai kažkas panašaus ir yra, tik tai čia tekės ne kuras, o tekės elektra. Vienas galas jungiasi į motorą, kitas jungiasi į akumuliatorių, arba atvirkščiai. Tai mes pasižiūrėkim, kuris galas į kur jungiasi. Čia yra toks dangtelis. Mes galim jį išimti visai šiuo atveju. Ir pasižiūrim, kurisgi čia dabar. Taip. Jo, šita dalis bus į akumuliatorių. Štai šita dalis bus į variklį. Ir dabar kiltų klausimas. Tai yra 72 voltų sistema. Ir dabar va šitą galą įkišti. Kaip tikrinot vaikystėje baterijas, o taip ant liežuvio, ne? Arba šitas galas jum įkristų į vandenį. Tai mes tą dalyką jum parodysim, ant kiek yra saugi sistema, kada, kol jis neįjungtas į motorą, tol čia srovės nėra. Ta srovė yra užrakinta, taip yra padaryta gamintojo. Produktas yra saugus, sertifikuotas, turintis visus atitinkamus sertifikatus. Pasitikrinam, ar jinai pilna. Štai tokia turim spalvotą indikaciją, baterija pilna. Ir prieš išvažiuodami, kad nepasidarytume kokios klaidos, neišvažiuotume su tuščia baterija, pasispaudžiam, patikrinam, ar jinai įkrauta. Išjungiu, palaikau šitą mygtuką. Gerai, mes dabar turim iššūkį įdėti štai šitą bateriją į valtį, kuris stovi gana aukštai ant priekabos. 36 kg. Kaip tą dalyką darysim? Kažkaip va taip, turbūt darysim. Tai mes ją įsileisim čionai. Kai renkatės priekabę, tai rinkitės, kad turėtų tokį laiptelį. Brentex turi tokį laiptelį. Taip, už tai galima įlipti. Gerai. Tai šiuo atveju mes pasistatysim akumuliatorių priešingai pusė, negu sėdėsiu aš, vairininkas. Kaip įprasta sėdžiu dešiniai, vairuojam su kairė ranka, tai gal čia netgi geresnis sprendimas, kad mes atsisvertume, išsibalansuotume valties balansą geresnį pasidarytume.
Gerai, statom batarkę. Hop, hop, hop. Tarp kitko, šitoj valtį, jinai labai gerai čia statosi. Dabar video instrukcija, kaip mums reikia pasijungti kabelį į patį motorą. Štai turim tokį dangtelį, kad kontaktai būtų švarus. Jungiam iki galo kyšą. Tas oranžinis yra tokia guminė tarpinėlė. Užsegam aliumininius kabliukus. Dabar dar plastikinis. Taip, įkišam iki galo, aliumininiai kabliukai ir plastikinis dangtelis. Padarė klakt, mums užrakino. Kai mums reikia viską atgal atidaryti, taip, atsegam plastikinį dangtelį, atsegam aliumininį kabliukus šituos, kabelis išsitraukia. Dar kartą. Svarbiausia naudotis teisingai, kad kažko nesugadinti. Aliumininis kabliukas, plastikinis dangtelis. Viskas užfiksuota. Dabar kaip čia pas mus atrodo laive. Pasižiūrėkime. Taip, šitas kabelis. Jeigu jis išlystų per šitą skylę, čia dar kilputę palikti, turbūt būtų patogiau. Tai kas įsigys jau tokį stacionarų dalyką, tai tikrai bus galima paieškoti sprendimų, kaip tą kabelį išvesti, jeigu bateriją laikysite pačioje daiktų dėžutėje. Gerai, dabar dar jums instrukcija, kol mes esam krante, taip sakant, laivelis pas mus fiksuotas, nesisupa ant bangų, nors paskui mes ir ant bangų pasibandysim. Tiesiog dar porą paaiškinimų, kaip čia kas veikia. Štai čia statosi magnetinis raktas, jis dar dėžė išsiimsim. Dabar pasižiūrėkime, kokia būtų situacija, jeigu mums šitą motorą reikia iškelt būnant valtyje. Spaudžiam vieną ranką šitą svirtį. Aha. Mes tikriausiai turėtume pasivairuoti, kad mums nepadaryti užlaužimo kabelio, nes štai čia yra suolas, pas bremą gana aukšti suoliukai yra, tai mes galim taip jį pasivairuoti. Dar kartą spaudžiam. Štai taip ir sikelia motoras. Pasižiūrim, ar visi čia laužtų kabelį. Nu jo, gal geriau neprievartauti, tegu jisai būna taip. Dabar kaip mums reikia iškelti, vėlgi imam už šitos rankenas, leidžiam svirti. Tokia padėtis, seklumos padėtis, dar viena padėtis, maksimaliai nuleista. Pasistatom rankeną į darbinę padėtį, viskas, plaukiam, važiuojam. Jungiu bateriją. Spalvota indikacija. Pas mus jau čia atsirado ekrane. Nieko papildomai mums jungti nereikia, mes jau turim ekrane informaciją, kad sistema yra paleista. Jisai prašosi magnetinio rakto, tai mes jį tuoj uždėsim neužilgo. Komplekte yra 2 magnetiniai raktai. Dedasi jisai čionais. Op, op. Ir mes jau turim čionais parametrus rodomus. Kai mes plauksim, mums rodys greitį ir rodys, koks atstumas mums liko nuplaukti. Viršui rodo baterijos likutį, kiek mes turime. O čionais rodys, irgi tokia bus indikacija, rodys, kokį galingumą naudojam. Taigi, dabar apie patį rumpelį. Taip, sraigtas jau sukasi. Rumpelis turi tokią, reiškia, funkciją, jisai grįžta, kaip pas motociklą. Jeigu mes norime pafiksuoti, tarkim, kažkokį tai greitį nusistatėm, norim pafiksuoti, štai šitą žiedą sukam. Bet pas mus liko dabar, rodo galingumą ir pas mus liko pafiksuota. Štai, reiškia, truputėlį atleidžiam. Ir galim rasti, pasireguliuoti tokią padėtį, kada pas mus tam tikram galingume liks nustatytas ir neatšokinės, reiškia, į nulinę padėtį. Taip, dabar, kai mes plauksime į priekį, pasieksime 5 laipsnių kampu, pasisuks greičio valdymo rankena, galingumo valdymo rankena, bet jeigu mes norėsim duoti maksimalų greitį, maksimalią galę mes turėsime nuspausti štai šitą mygtuką raudoną ir dasukti dar.
nenoriu dabar tiesiog sausai to dalyko daryti, mes tą dalyką pasidarysim ant vandens. Lygiai taip pat, kai mes norėsime plaukti atgal, galinę pavarą įsijungti, vėlgi mes turėsim nuspausti šitą raudoną mygtuką ir tokiu būdu mes plauksime atgal. Į priekį mes laisvai gazuojam, atgal jeigu norim, spaudžiam šitą mygtuką, plaukiam atgal. Tai va, įsileidom valtį, pasistatysiu, aš dabar netoli kranto esam. Kažkokią tai padėtį seklesniam režime. Taip, seklesnis režimas. Hop. Ir ką, spaudžiu raudoną mygtuką, bandom atgal išplaukti. Tiesos akimirka artėja. Artėja tiesos akimirka. Gerai. Dar kartą statausi rankeną čia. Čia. Dabar įleidžiam normaliai. Į galą. Hop. Viskas. Knotai. Kilometrai per valandą. Lipdukas krenta. Elektrinė pavara. Glysas, kai uoga. Glysas, kai uoga. Geras. Na dabar paspausiu. Daugiau jo laikyti nereikia. Operatorius vos neišvirto. Kosmosas. Kai neplaukiu, tai rodo, kad galiu 144 km nuplaukti. Gerai. Minimalus greitis. Minimalus greitis. Tiesą sakant, galima labai mažu greičiu plaukti. Sraigtas vos juda. Net vėjas neša. O sraigtas juda. Čia net 0 rodo. Negalima pradėti nuo pusės kilometro per valandą, 1 kilometras. Jeigu kažkas tai galvoja apie velkiavimą, pavyzdžiui, tai irgi variantas yra. Gerai, aš tokiam greitį pasistačiau, užfiksavau viskas. Šitas kompiuteris rodo 1 kilometrą, 2 kilometrus per valandą. Tai mes galim ir velkiauti. Tai tokį greitį, tiesiog kompiuteris ir skaičiuoja, ar aš stoviu, ar aš plaukiu minimalių greičius, vis tiek rodo, kad aš galiu nuplaukti 144 km. Šitas telefonas iš vis nerodo. 0. Sraigtas vos sukasi. Gerai. Tai žiūrėsim atstumą ir kilometrus per valandą.
Ką, bandom maksimalų greitį, pasižiūrėsim. Nerodo vatais ar dar kažkaip, tiesiog mes pagal tą spalvinę indikaciją turim orientuotis. Na, dabar operatoriau laikykitės, pagreitėsime. 21, 23, 26, 29, 30 km per valandą. 29, 30. Truputėlį prieš vėją plaukiam. Rodo, kad nuplaukt galim 12 km, gal aš nelabai tuo tikėčiau. Nors bendrai tokiu greičiu, kodėlgi ne. Labai švarus glysas. Jokių purslų, jokio vandens kėlimo. 29 km per valandą. Dabar dar vienas bandymas. Pasidarykim dar vieną bandymą nuo 0 iki 100. Kiekviena transporto priemonė judanti erdvėje turi būti išbandyta, kaip jinai greitai įsibėgėja nuo 0 iki 100. Nu, tebūnie. Iki 100 ne, bet iki 30 mes galim čia pasibandyti. Operatorius. Štai taip reikia laivus bandyti. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, 5 sekundės mes glisuojam. – 29 km per valandą. Pabandom ilgiau tokiu režimu paplaukti. Kompiuteriukas rodo, kad tokiu greičiu mes galim plaukti 14 km. 14 km, tai mes galim praplaukti visus baltuosius lakajus, gal dar ir juoduosius nuplaukti. Na, dabar net 16 rodo. Taigi, ponai, dabar turim beveik 6 valandas. Pradėjom 4 valandą testuot. Pas mus jau baterija raudonuoja. Ant motoro 2 oranžinės, 2 raudonos juostelės. Ir visą šitą laiką mes iš esmės buvo gazas dugnas, sakykim taip. Tai droną kėlėm, filmavom, tai iš kranto filmavom, vis, taip sakant, džiaugiamės galimybę plaukti taip greit su elektriniu varikliu. Dabar dar mums liko, čia gal koks puskilometris iki uosto ir dar padarysim vieną eksperimentą, labai įdomų. Dar noriu pasidalinti tokią patirtim, arba tokią opciją, sakykim. Jeigu mes glisuojam maksimaliu greičiu, gaunasi 29-30 km per valandą, jo, mes plaukiam greitai, bet jeigu mes norim glisuoti ir dar naudoti ne maksimalią galią motoro, tai pasižiūrim. Nu, sakykim taip, 25 km per valandą tai yra glisavimas, bet ne 100% elektros energijos sąnaudos. 28. Gerai, mažinu iki 25. ...24 km per valandą 23, banga 22 pasididinsim. Banga ties valties centru. Mes šitą bangą pravesime į trečdalį galinę. Na va, 25 km per valandą. Brema 390 glisuoja puikiai.
Štai tokia opcija. Glysas yra, galingumas nemaksimalus. Taigi mūsų kelionė su Momentum M10 šiandien baigėsi. 2 raudonos padalos ir 1 oranžinė kaip šviečia, taip šviečia, bet jau laikas namo, 18 valandų yra. Tai jau pabuvom ant ežero. Taip, vėjas mus neša. Op, op. Gazas jautrus. Jo, reikia tam tikrų įgūdžių, nes jisai labai jautriai reaguoja. Gerai. Ir kaip žadėjau, dar darom vieną bandymą. Baterija įjungta 72 voltai. Normaliai. Štai tokia saugi sistema. Gerai, nes mums dar porą metrų iki kranto. Dar kelią. Motoras įsijungia. Viskas tvarkoja.